Kaip jums atrodo, jis pagal pajamas gyveno žmogus? Tu prasme, vis tiek ten valstybės tarnyba, tai visigi žino, kad ten ne fontanai. Gal? Nežinau. Žinot, aš tai, įsivaizduoju, kad, ne kiekvienas turbūt valdininkas, jeigu čia, imkim aš, tarkim, susipykau su žmona, ne, ir, gerai, nepyk, skrendam į Paryžių, rytoj. Ne, aš negaliu taip. Čia dėl to ir klausiu. Reiškia ne. Tai reiškia ne tai, kad, ne pagal pajamas, teisingai supratau. Tai jūs ten ir pirtelę turėjot? Pirtelę turėjom ir paskui, sakau, paskutinį vasarą tai būdavo pastoviai pirteliai, kiekvieną savaitgalį būdavo ten, jau jie su vyrais susirinkę ir būdavo pirteliai. O mes su vaikais namie. Reikalus tvarkydavo, ne? Nežinau. Vyrai pirteliai, moteris... O mes su vaikais namuose būdavom. Netgi atvažiuodavo vieni jie vyrai, be šeimų tiesiog tik tai. Skambės pardė, žinomos? Jo. Su gerom mašinom atvažiuodavo? Taip. Tokiam jau... Taip. Ledinėm tokiam, ne? Taip.